Aklas pasimatymas. Labas vakaras visiems, kurie klausotės laidos Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu jūs šiandieną pakalbėti apie vis labiau tyrinėjamą ir įvairiais kampais reiškinį, tai yra dramos terapija. Beje, lapkričio 10 dieną jūs ir norėsime pakviesti į konferenciją skirtą šiai temai. Ir kad labiau mums paaiškėtų, kuo galėtų būti naudinga dramos terapija, šiandieną noriu jums pristatyti dvi savo viešnes. Tai dramos terapijos specialistė Audronė Masiukienė ir kino ir teatro dramaturgija, edukologija, taip pat dramos terapeutė Marija Juzentavičiūtė. Tai visų pirma, Marija, aš norėčiau jūs ir kreiptis ir paprašyti jūsų papasakoti mums, kas yra dramos terapija ir kuo ji galėtų būti naudinga žmogui. Sveiki visi, labai malonu, kad mus pakvietėte, aš taip džiūgauju, kad turiu progą pašnekėti apie dramos terapiją, nes mažai dar kol kas yra tų žinių, mažai dar yra, kur galima apie ją papasakoti. Tai kas ta dramos terapija? Jinai iš tikrųjų neseniai atsirado tik tai Lietuvoje, 21 metais pirmas kursas tik išleistas Vilniaus universitete, mūsų medicinos fakultete. Tai va, ir ta dramos terapija yra, gal pasakysiu tą apibrėžimą, tai apibrėžimas yra toks paprastas, kad teatriniai metodai naudojami terapiniams tikslams pasiekti. Bet iš esmės mes ten viską darom, toj dramos terapijoje ir šnekam, ir vaidinam, ir šokam, ir dainuojam, ir piešiam, ir ten visokiausių veiklų. Ir aš netgi sakau, kad čia labiau, nes daug kas baiminasi ir išgirsta dramos terapiją, galvoja, čia reikės vaidinti, tikrai nenoriu. Tai tokį aš labai noriu pabrėžti, kad čia ne į sceną mes einam, o labiau į smėlynę, į žodžiu, vaikų žaidimo aikštelę, nes mes tiesiog ten žaidžiam. Tai va, ir žaisdami, dramos terapija tinka visiems. Čia turbūt vienintelė tokia menų terapijos šaka, kuri visiems atvejams tinka, netgi aš dabar pradėjau dirbti su senukais, su Alzheimerio atvejais ir tinka, ir tinka puikiai, ir yra literatūros, kad tinka, tai žodžiu visiems, nes psichodrama jau ten tokia sudėtingesnė, tai yra jau parašyta, kad netinka tenai šizofrenijos atvejais, tai taip toliau, tai dramos terapija visiems tinka ir psichiniam sutrikimam, ir jokių sutrikimų neturintiems, ir tiesiog žmonėm, kurie nori tobulėti, labiau save pažinti. Labai įdomu ir iš tikrųjų dar, kad mes geriau įsivaizduotumėm, kaip vyksta toks seansas. Aš suprantu, kad visokių būna tų atvejų, bet ar tai yra, nes terapija, aš bent jau įsivaizduoju kaip kažkokį individualų labai dalyką, ar tai būna tik grupiniai, ar būna ir individualių tų seansų, kaip viskas vyksta? Dramos terapija būna ir dažniausiai būna grupinė, bet taip pat yra ir monodrama vadinama, kai vienas žmogus ateina. Ir tada su juo yra užsiemama. Klasikinė struktūra dramos terapijos tai yra tokia, kad mes iš pradžių atsisėdam, pasišnekam, kaip dabar jaučiamės, gal apie savo dieną, savaitę, kokia gėlė galėtų būti šiandienos tavo nuotaika. Tada žaidžiam apšilimo žaidimus. Apšilimo žaidimai visokiausi su kamuoliu, su kaladėlėm, ten landžiojimo, judėjimo ir nejudėjimo, bet žodžiu tokie smagų žaidimai, kurie mus apšildo. Ir apšylę jau mes pasineriam į tą dramatinę realybę. Ir toj dramatiniai realybė jau darome jau ten tokius tam tikrus labiausiai dramos terapiškus pratimus, kuriuose jau ir vaidinam ir į kažką įsikūnijam. Ir galiausiai apibendrinant gale vėl darom kokį nors tokį lengvą dar pratimuką, tokį sugrįžimą į pasaulį iš tos dramatinės realybės. Tai tokia yra klasikinė struktūra, bet kiekvieną kartą labai terapeutas jaučia ir jisai eina paskui klientą. Nors yra atvirkščiai toksai posakis dramos terapijos, kad dramos terapijos terapeutas, tai jisai kaip Izraelio kariuomenės vadai, kurie sako ne pirmin, o paskui mane. Ir jie, kurie, sako, daugiausiai žūno Izraelio kariuomenės vadų, nes jie, tai ir taip pat lygiai ir terapeutai tokį sako, paskui mane ir jie kartu žaidžia. Tai ar tai būna monodrama, kur mes dviese žaidžiame su žmogumi, bet kartu visiškai ir aš darau tuos pačius pratimus, ir arba grupinė terapija, kur visi kartu darom, ir taip pat ir terapeutas. Ir dar labai įdomu, Marija, kokiomis problemomis besiskundžiantis klientai geriausių rezultatų pasiekia su dramos terapija? Čia kaip ir jau sakiau pradžioj, kad jinai tinka labai visokiausiams įvairiausiams atvejams.
Ir, pavyzdžiui, mano baigiamasis dramos terapijos darbas magistro buvo darbas su nusižudyti bandžiusiais vyrais. Ir aš galvojau, kai susipažinau su tą savo grupę, galvojau, wow, va čia tai gali ir netikti, nes jie visai buvo nelinkę nei žaisti, nei vaidinti. O iš tikrųjų galiausiai po truputį, kaip tik tai jiem labai tiko ir ten tie rezultatai buvo labai puikus, džiuginantis. Tai va, tai tinka visiems ir net negalėčiau, yra daugybė ten tyrimų visokių, kaip nerimą patiriantiems žmonėms padeda, tai jau yra kiekybinių tyrimų, kur daugybė jau tiesiog įrodyta tikrai moksliškai, kad nerimui padeda, bet taip pat yra įrodyta moksliškai ir daugybė kitų sričių. Tai visiems, nėra kam netinka. Labai nuostabu tą girdėti. Dabar trumpai pasiklausysime muzikos, pokalbį pratęsime netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie dramos terapiją ir tai, kaip ji galėtų mums padėti mūsų gyvenimuose. Su manimi yra dvi dramos terapeutės, Audronė Masiukienė ir Marija Judzentavičiūtė. Mes jau su Marija pabandėm truputėlį praskleisti šydą, kas yra dramos terapija ir kaip ji mums gali pasitarnauti. Audronė, norėčiau su jumis šiek tiek pakalbėti apie mokslinę perspektyvą, nors kaip ir Marija užsiminė, dramos terapija Lietuvoje yra pakankamai naujas mokslas ir dramos terapijos asociacija Lietuvoje susiformavo visai neseniai. Papasakokite, kokių mokslinių tyrimų jau galėtumėm pristatyti Lietuvos visuomeniai ir kaip yra tyrinėjama dramos terapija moksliškai. Sveiki. Tikrai dramos terapija yra be galo Lietuvoje dar jauna profesija, nes aš pati terapeutė gan vėlai tapau, tik tai prieš 2 metus, nors jau esu brandaus amžiaus moteris ir visą gyvenimą dirbdama teatro mokytoja, režisierė. 10 metų dirbau aklų ir silpnaregių ugdymo centre ir aš mačiau, kaip tie dramos metodai pozityviai veikia žmonės. Ir vis man trūkdavo kažkokių tai įrodymų. Vis, galvoju, pažaidė, nerimta. O iš tikrųjų, kai pamatai, kaip skleidžiasi asmenybės, kaip jos atsipalaiduoja, kaip pasitikinčiai pradeda žiūrėti į gyvenimą, tada ir patiki, kad teatras, o dabar jau dramos terapija, nes jau tapau dramos terapeutė, aš įsimylėjusi su tą dramos terapiją. O pirmieji tie žingsniai tai buvo ne iš lengvųjų, nes dramos terapijos asociacija įsikūrus 20 metais, rugpjūčio 25 dieną. Ir kai mes įkūrėm šitą asociaciją, mes net negalėjom pasivadinti Lietuvos dramos terapijos asociacija, nes mes buvom tik tai 7 studentės ir 2 dėstytojos. Mūsų be galo mažai buvo. Ir tas kelias toksai ir administracinis, ir studijų buvo gana nelengvas. Ir kaip mūsų dabartinė dramos terapijos asociacijos prezidentė Vida Lipskytė mums išeinant sakė, merginos, jūs einat kaip per rūką, bet kaip tie kelrodžiai, paskui jūs praeiskite. Tai dažnai tas ir mūsų darbas ir ieškojimas sričių, kur mes galim save realizuoti, šiek tiek primena tokį ėjimą rūke. O dramos terapija ištakos tai jau siekia senovės laikus, kai žmonės pradėjo piešti ant akmenų, kai šoko ritualinius šokius ir tai buvo labai paveiku, nes tai iš tikrųjų pirmosios užuomazgos. Netgi Aristotelis sakė, kad kvietė žmonės žiūrėti tragedijų, nes tuo metu, kai žmonės žiūri tragediją, išsivalo jų jutimai ir sielos. Ir romėnai tvirtino, kad reikia žiūrėti spektaklius, skaityti pjeses, diskutuoti. Tada žmogus iš šalies pamato savo kažkokias tai bėdas, įdas ir jam pasidaro lengviau, nes ne su juo vienu taip vyksta ir jis tada gali modeliuoti vieną ar kitą situaciją ir kažkaip kitaip pasielgti. 5 amžiuje Celsius Aurelianus savo traktate Ūminės ir lėtinės lygos sakė, jeigu sergate depresiją, žiūrėkite komediją, o jeigu manija ar isterija, skaitykite tragediją. Ir vėliau visi ir psichiatrai
gydydami ligonius matė, kad jeigu yra vaidinama, žaidžiama, žmonių sveikata greičiau taisosi. Tai ta istorija tokia labai ilga o jeigu žiūrėti rimčiau, tai dramos terapija kaip mokslas įvardintas ir šitas pavadinimas jau pradėjo būti transliuojamas 6 praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai įsikūrė Britanijos dramos terapijos asociacija, tai buvo 1977 metais, po 2 metų įsikūrė Šiaurės Amerikos asociacija. Tai jau prieš gerą 50 metų pusamžį pasaulyje dramos terapija yra žinoma ir yra daug visokių atmainų. Ir istorijos pasakojimas, ir per vaidinimą, ir tie tyrimai tikrai yra rimti padaryti. Žiemą vasario mėnesį turėjom iš Izraelio profesorę Suzaną Penzik, kuri dalinosi savo ir moksliniais tyrimais, ir patirtimis su mumis, nes mes dar visai jauni ir mes remiamės savo patirtim, ką mes pačios tyrinėjom. Ir vat būtent ir ta konferencija, kurią mes organizuojam, tai mes dalinamės savo patirtimi, ką mes pačios per magistrantūros studijas patyrėm, supratom, tai ir tokios temos nagrinėjamos, kaip dramos terapija padeda onkologijai sergantiems žmonėms, išsėtinė sklerozė, kaip padėti vaikams turintiems emocijų elgesio sutrikimų arba autistiškiems vaikams. Mes dar šiek tiek apie konferenciją pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės, likite su mūsų laida. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie dramos terapiją. Su manimi yra 2 dramos terapeutės, Marija Judzentavičiūtė ir Audronė Masiukienė. Mes bandome supažindinti su šiuo dar pakankamai mažai aptartu metodu, kuris padeda daugelį ligų ir kitų problemų lengviau įveikti. Marija, Audronė mums papasakojo tikrai nemažai jau senovės laikais tokių išsigrynintų dramos terapijos pagalbinių priemonių, kurios iš jų yra šiais laikais pagrįstos moksliniais tyrimais. Galbūt jūs kažką dar norėtumėt pridėti iš tos mokslinės perspektyvos, kurią jau taip išsamiai pradėjo Audronė nagrinėti. Taip, Audronė tikrai labai įdomiai papasakojo. Ir aš tai galėčiau apie šių laikų perspektyvos mokslinius tyrimus, gal jums pristatysiu taip. Įsivaizduokite, kad paima dabar citriną, nusiplaunat po kranu, pasidedate ant lėkštutės, supjaustot, vieną dar tą valų gabaliuką dar per pusę ir įsidedat į burną. Ir ar kaupėsi seilės? Paprastai žmonėm kaupėsi seilės ir tai yra tiesiog įrodymas, kad mūsų kūnas neskiria, kas yra vaizduotė ir kas yra realybė. Ir labai daug dabar tokių technikų, terapijų yra paremtos tom vaizduotę. Ir aš dabar žiūrėjau ir kognityvinės ir elgesio terapijos, ir geštalto, yra krūvos dramos terapijos metodų, kurie yra būtent paremti vaizduotė, kur mes įsivaizduojam, mes ant kėdės, pavyzdžiui, pasisodiname savo vidinį kritiką ir su juo išsiaiškinam, kad gana ant manęs šiandien bartis ir išsiaiškinam, dalykus iš savo ten sveiko suaugusio perspektyvos. Bet šiandien kaip ir kognityvinės ir elgesio terapijos technikos, tačiau jos yra atėjusios grinai iš dramos terapijos tų vaidinimų, nes mes pasinerdami į tą dramatinę realybę, tai iš esmės vaizduotėje tenai patenkame ir labai daug galime tai pagerinti savo sveikatą. Ir krūva tyrimų ir netgi jau sisteminės analizės sako, kad tai yra labai veiksminga. Tai čia vienas. Kitas dar irgi, žiūrėjau, yra juoko terapijos, daug įrodymų, kad jau įvairiapusiškai pagerina ir mūsų fizinę ir emocinę sveikatą. Na, labai iš tiesų įdomu ir aš tikrai spėju, kad dauguma tų tyrimų bus pristatytų konferencijoje, kuri vyks lapkričio 10 dieną. Tai Audronė, galbūt jūs galėtumėt pradėti tą pristatymą apie konferenciją ir manau, Marija jūs papildys.
Tai tikrai tai pirmoji Lietuvoje dramos terapijos konferencija. Mūsų pirmas kūdikis ir mes labai su didžiuliu jauduliu, nerimu ir džiaugsmu norim pranešti visiems, kad dramos terapeutai jau yra Lietuvoje, kad mes pasiruošę padėti visiems gerinti savo savijautą. O jeigu jau taip rimčiau, tai tikrai konferencijos pavadinimas dramos terapija, patirtys ir galimybės. Ir konferencija vyks Vilniaus universiteto medicinos fakulteto didžiojoje auditorijoje. Numeris 203. Kas nežino, Vilniaus medicinos fakultetas yra Čiurlionio gatvėje 21 numeris. Taigi lapkričio 10 valandą. O konferencijos tikslas, tai kaip ir sakiau, kad visuomenė sužinotų, kad yra dramos terapeutai, kad apie mus sužinotų kuo didesnis skaičius įvairiausių specialistų, su kuriais mes norime bendradarbiauti. Tai ir sveikatos apsaugos, ir švietimo darbuotojai, ir socialiniai darbuotojai, psichologai, psichoterapeutai, psichiatrai. Mes atviri, kaip Marija sakė, mūsų dramos terapijos pritaikomumas yra didžiulis. Tai vat vienas iš tų tikslų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie dramos terapiją, tai vat skleisti žinią visuomeniai ir kad tai yra veiksmingas būdas stiprinant psichinę sveikatą. Ir konferencija skirta labai plačiam ratui dalyvių, tai ir patiems meno terapeutams. Meno terapeutai tai ir dailės, muzikos, šokio judesio terapeutai, teatro terapeutai, psichologai, psichoterapeutai, psichiatrai, pedagogai, mokslininkai. Visus labai kviečiame, nes mums svarbu, kad jūs žinotumėte apie mus ir kad mes bendrai kažkaip tai kalbėdami, bendraudami atrastume bendradarbiavimo sritis. Tikrai beprotiškai įdomu, aš taip pat prisidedu prie kvietimo ir dar išsamiau apie konferencijos programą pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie dramos terapiją, apie nuostabų būdą palengvinti savo psichologinę savijautą, emocinę būklę. Ir apie šiuos būdus mums pasakoja dramos terapeutės Audronė Masiukienė ir Marija Judzentavičiūtė. Dabar pradėjome jau kalbėti, kad ateinantį penktadienį, lapkričio 10 dieną Vilniaus universitete vyks pirmoji dramos terapijos konferencija. Gal galėtumėme dar paliesti ir išsamiau programą, kas šioje programoje, kokios temos nuskambės ir galbūt kažkuri iš jų labai sudomins mūsų klausytojus. Tai Audronė, gal jūs galėtumėt pradėti ir Marija, tikiu, kad jūs papildys. Taip, labai didžiulis ratas terapeutų skaitys pranešimus, dalinsi savo įžvalgomis. Štai Ieva Vaitkevičiūtė, psichologė ir psichoterapeutė, pristatys tyrimą Krizę šeimoje išgyvenančių moterų patyrimas. Ramunė Čekuolytė pasidalins savo tyrimo rezultatais, dirbant su moterimis turinčiomis onkologinių ligų. Štai Monika Bičiūnaitė, aktorė, dramos terapeutė, dirba su žmonėmis sergančiais išsėtinę sklerozę, jinai irgi pasidalins savo patirtimis. Apie autistiško vaiko mamos kelionę į dramos terapiją papasakos dramos terapeutė, judėjimo Žvelk giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. Eglė Naimavičienė papasakos, kaip šiuolaikinėje mokykloje galima taikyti dramos terapiją. O štai Viktorija Urmanavičiūtė pasidalins dramos terapijos taikymo būdais ir poveikiu vaikams turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. Džiaugiamės, kad į mūsų konferenciją atvyksta ir kolegė iš Latvijos, Ana Steiner, ir jinai pasidalins Latvijos dramos terapijos pasiekimais ir iššūkiais.
O štai kolegė Gailė Kvietkutė Gudelė, individualiosios psichologijos konsultantė ir dramos terapeutė, pasidalins, kaip jinai taiko dramos terapiją komandinėme sporte su sportuojančiais paaugliais. Apie ką dalinsis ir kalbės Marija Judzentavičiūtė, jinai jau užsiminė, nebesikartosiu, Marija galės pati papildyti. O štai Lina Beržinienė, dramos terapeutė ir psichodramos asistentė, pasidalins savo sėkmės istoriją. Taigi, tai bus toksai praktinių mokslinių pranešimų blokas. Po pietų pertraukos nuo 14 iki 16 valandos vyks dramos terapijos dirbtuvės, kur 5 dramos terapeutai pakvies į patyriminės dirbtuvės, į patyrimą, kaip ta dramos terapija veikia. Ir dalyviai galės išbandyti, kas tai. Ir, kaip sakoma, geriau vieną sykį pabandyti, pamatyti, negu kelis kartus išgirsti. Ačiū labai, Audronė. Marija, tai jūs ir kviečiu papildyti ir užbaigti kvietimu, dėl ko būtų verta apsilankyti konferencijoje ir taikyti dramos terapiją tokiose įvairiose srityse, kurias išvardijo Audronė. Audronė labai gražiai pristatė viską aiškiai, kas bus ir ko tenai galite tikėtis. Aš papildyti galiu tik tai tuo, kad pati aš, kai pradėjau dar studijuoti tik tai dramos terapiją, aš gyvenime nebūčiau niekur viešai kalbėjusi, net neįsivaizduočiau savęs nei radijo, jokioje laidoje, kaip dabar turiu galimybę pašnekėti, nei apskritai kažkur tai vesti kažkokių pranešimų, tačiau dramos terapija ir taip pat ir jau įrodymais tai grįsta yra, kad labai pakelia savivertę ir tuo pačiu tu tai pradedi labiau savim pasitikėti, išeini, pradedi šnekėti ir tikrai labai pražįsta žmonės ir mes labai, labai matome, kaip pačioj pradžioje ateina vienoks žmogus, o galiausiai po dramos terapijos jisai išeina visai kitoks. Ir ką aš noriu pasakyti apie tą konferenciją, kad visi tie pranešimai bus tikrai labai įdomus. Aš esu buvus daugybėj konferencijų ir kai kurios būna, žinot, mokslinės ir gal ir netokios įdomios. Čia aš garantuoju visiems, kad tikrai bus įdomu, nes žydinčios pranešėjos visas springsta entuziazmu, kaip ir aš taip pat, ir labai užkrečia pozityvumu ir tikrai tiesiog bus tikrai labai įdomu. Tai kviečiu jūs susipažinti irgi įsikvėpti to, nes mes visos esame įsitikinusios, kad po dramos terapijos sesijų serotonino labai daug prisigamina ir toks pakylėtas išeini. Ir taip pat lygiai klausantis, netgi žiūrint dramos terapijos sesiją, tiesiog žiūrint, kaip jinai vyksta, kaip žiūrovai po to dalinasi refleksijose, kad labai nuotaika pakili, kažkodėl, tai sako, aš toks laimingas išeinu. Tai galvoju, gal kad kas nors finansuos tokį tyrimą ir pamatysim, kad iš tikrųjų ten pridaugėja to serotonino. Tai aš jums linkiu visiems ateiti ir įsikvėpti tos laimės, to entuziazmo. Ačiū labai, Marija, aš visą laiką jūsų klausydamas šypsausi ir aš labai tikiu, kad ir mūsų klausytojams ta nuotaika jau kyla klausantis jūsų, tad tikrai būtinai užsukite lapkričio 10 dieną į Vilniaus universitetą ir pasimėgaukite šią konferenciją. Su mumis buvo kino ir teatro dramaturgė, dramos terapeutė Marija Judzentavičiūtė ir dramos terapijos specialistė Audronė Masiukienė. Dabar klausomės muzikos, po jos reporterio rubrikoje išgirsime gyvą pavyzdį, kaip dramos terapija pakeičia gyvenimus. Likite su mumis.